Esu Loreta Šleikienė, dirbu su vaikais, priėmėm moksleivių iš Australijos. Paskatino vaikai, todėl kad sūnus draugauja su drauge, kuri buvo išvykusi į Indiją. Baimių praktiškai nebuvo jokių, bet tokių abejonių, tai ta prasme pamastymų tikrai buvo, todėl kad vis dėlto tai yra svetimas vaikas šeimoje ir visus metus ir sunku suprasti, ko jisai norės, ar jam patiks mūsų šeimoje, ar tinkamai galėsime jį priimti, ar sugebėsime. Tiesiog pamastymų buvo. Kai tik pamačiau, pagalvojau, kaip jam trūksta miego, nes kadangi patys keliaujame, suprantame, ką tai reiškia kaita valandų ir iš tikrųjų, kadangi jisai atvykęs iš Australijos, tai man jo labai buvo gaila ir galvoju, kaip jam padėti, kad jisai kuo greičiau adaptuotųsi Lietuvoje. Galų gale ir ta diena, kai mes sutikome, jį buvo labai lietinga. Tai įspūdis buvo iš tikrųjų jam kontrastiškas. Baimės pagristos. Todėl, kad jos ir išliko ir nežinau, kaip būtų, jeigu tektų priimti kitą vaiką. Todėl, kad kiekvienas žmogus yra skirtingas ir tikrai prie kiekvieno reikia savito priėjimo. Kadangi jau prieš tai domėjausi, kokie yra australai, tai australai yra ramūs, jie nekonfliktiški, tolerantiški, išauklėti. Tikrai mūsų mainų moksleivis toks ir yra. Ir dėl to tai tikrai nėra jokių problemų. Tačiau mes tikėjomės labiau aktyvaus vaiko. Ko gero, kiekviena mama nori kažko tai panašaus į savo vaikus. Apie tai galbūt labiau papasakotų vaikai, bet jie taip pat turėjo didesnių lūkesčių ir jie tikrai galvojo, kad su tuo mainų moksleiviu galės visur kartu eiti, kartu dalyvauti, tačiau šiuo atveju lūkesčiai nelabai sutapo, todėl kad jisai yra ramesnio būdo, ne tokio kaip mūsų vaikai. Priimdami mainų moksleivį išmokome bendravimo, jisai tapo kitoks ir visi kartu gilinome anglų kalbos žinias. Visoms šeimoms, kurios svarsto, ar priimti mainų moksleivį ar ne, pasiūlyčiau priimti, todėl kad tai yra nauja gyvenimo patirtis, naujas iššūkis, naujas tobulėjimas ir galų gale tai yra nauja patirtis. Džeikobui linkiu veržlumo gyvenime, sėkmės ir noro žinoti ir noro tobulėti. Iš tikrųjų, idėja priimti mainų moksleivį tai kilo iš mano draugės, kuri jau dalyvavo šitoj mainų programai. Ir aš mačiau, kiek daug jinai naudos pasiėmė iš to. Ir man buvo įdomu, ar mūsų šeima gali pasimti tiek naudos, kiek tas moksleivis, kuris yra išvykęs. Tai va, ir aš manau, kad pasiteisina. Tėvus įkalbinti iš tikrųjų galvojau, kad bus sunkiau, bet teko porą dalykų pasakyti, ką aš manau, kad jie naudingi. Ir jie patikėjo tuo ir sutiko. Iš tikrųjų, mintis buvo galbūt tą dieną, kai mes jį priėmėm, buvo tokios, kad kągi galėtume mes dabar padaryti, kad jis atsipalaiduotų. Nes iš tikrųjų mokinys buvo tokiam lengvam šoke, bet aš manau, kad iš tikrųjų tai yra normalu. Ir nieko, ir po truputį įsivažiavo ir viskas gerai. Mainų mokinys atvykęs pas mus į šeimą, iš tikrųjų mane ir mano sesę išmokė bendravimo daugiau. Nes iš tikrųjų tie žmonės, kurie buvo mano ir mano sesės draugų rate, jie buvo labiau panašus į mus. O kadangi tas mainų moksleivis buvo kitoks, tai mes išmokom truputį kitaip bendrauti su žmogum. Kadangi australas, kuris atvažiavo į mūsų šeimą, labai pamišęs dėl krepšinio, tai čia pirmiausiai radom bendrą kalbą. Tai aš vis tiek irgi domiuosi krepšiniu, mano tėtis, tai kai pradėjom kalbėti apie krepšinį, tai iš karto pamatėm, kad mainų moksleivis jaučiasi kaip savas. Be abejo, kai jisai grįš į namus, tai manau, kad susisieksim, vis tiek įdomu, kaip jam sekasi po šitiek laiko grįžti į šeimą. Ir manau, kad metus išbendravus kažkaip sunku būtų, jeigu tiesiog baigtųsi tas bendravimas vieną dieną. Aš manau, kad palaikysim ryšį įdomus. Iš tikrųjų, labai greitai prabėgo tas laikas ir aš iš tikrųjų prieš priimant šitą mainų moksleivį pamaniau, kad metai yra tiek, kad galima išmokti jau visko. Išmokti ir bendrauti visiškai kitaip su žmogum, tiek išmokti visiškai tą kalbą ir tiek jam, tiek mums. Bet dabar jau atrodo, kad tų metų gal ir mažokai.